Labas rytas. Pas mus lygiai 10 valanda ryto. Štai koks vaizdas. Ir aš pradedu mano ir vyro slaptą projektą, kurio metu aš ateinu į mišką. Slaptai sakau todėl, kad tai yra ne mūsų miškas, tai yra bendras, taip sakant, bendro naudojimo parkelis. Ir čia pabandysiu pagaminti trasą, kurią vyras galės vėliau pravažiuoti su savo radijo bangomis valdomu automobiliu. Matysim, kas gausis. Pradedam. Taigi, renku vietinės žaliavas, įvairias medžio nuoplaišas, šakeles, kad nesiskirtų iš bendro miško konteksto ir nebūtų taip akivaizdu ir tai nekenktų miškui, aišku, ar miško gyventojams. Matysim, ar tiks, jeigu ne, ieškosim naujų. Tai parodykim, kaip viskas atrodo prieš gamybą. Tiesiog miško paklotė, miškas, visos šakos šiaip išmėtytos. Aš štai turiu. Nuo ko pradėsiu? Pasirinkau čia prie takelio. Kiti einat iš ten arba iš kitos pusės. Takelis. Ir čia yra šiek tiek tokia properša, sakykim, tarp žolių. Bandysim ten nuvesti šią trasą. Kažkokia pradžia yra. Matysim, kas čia gausis. Taip, čia toks pervažiavimas nedidelis. Pažymėta šonuose, kad neišklysti iš trasos. Tada dar vienas pervažiavimas, šiek tiek sudėtingesnis. Čia yra kaip tiltas padarytas per kelmą. Važiuojam toliau. Tada dar vienas pervažiavimas, čia jau su arka viršuje. Ir čia tiesiog finalinis pralindimas. Šiam kartui tokia trumputė. Žiūrėsim, ar neišardys vaikai, nes čia dažnai ateina pažaisti, stato tokius namelius indėnų. Padariau keletą patobulinimų. Tai nuo tilto, kur sakiau, prieš tai važiuoja tas šiek tiek didesnis. Čia pakabinau porą iššūkių viršui, kad nebele kaip važiuoti, išvengti. Ir tada pakeičiau, čia nepadariau tiesiai į trasą, o padariau, kad reikia pro šitą vagalį pravažiuoti čia ir tik tada važiuoti per šitą. Ir dar uždėjau dar vieną šaką. Iš po tokio didelio, šiek tiek mažesnė, tada prie finišo vėl didesnė. Po 2 dienų atvažiuoja pilnas ekipažas išbandyti trasos. Vyksta išsikrovimas. Sklandžiai. Ir šiandien ir vėjuota, bet atrodo, kad trasa nenukentėjo. Pradedam. Pirmasis iššūkis įveiktas be jokių nesklandumų. Ten matau, kad per siauriai padarai. Tai pataisyk truputį. Kažkas jau šalia. Pažiūrės.
Valio! Ei, reikėtų nedraskyti trasos. Čia iš padik. Truputį damage atstatom. Tipo nebuvo. Taukštelėjo. Ai, šita, tai čia buvo po apačią šiaip tai pravažiuoti. Netilpsiu čia. Gal reikia išsimatuoti, koks čia reikia aukštis. Jėj, finišas pasiektas! Nu ką, suteikiama garbė ir mažajam, sutvarkytam po metų laiko. Reikia biškį pasiaurinti tą. Truputį pritaikymo trasos. Matai. Valio, pirma kliūtis įveikta sėkmingai. Vietoj čia tau prasidėtas nuolaidas. Ir čia kas mes dabar turim? Nu va, visai geras tas mano tiltas, nei sulūžo, nei ką. Reikėjo nurašyti jo per anksti. Aišku, posakiai Toyotai, tai čia vienas juokas. Įveikta! Valio! Išbandom Toyotą, kaip elgėsi ant žvyro. Čia tarp kitko bonus. Tau pavyks, tau pavyks. Nelabai. Gal? Taip. Valio! Kelinto bėgį važiavai? Pirma. Geras.